Tai yra tokia gal pagrindinė bazė, iš kurių mes vėliau atrinksime tikrai, ką būtina turėti, dirbant, pavyzdžiui, šiandien jau. Kągi, floristai, pirmiausia pradėčiau nuo šio mažo įrankio peiliuko. Floristas privalo, gerbinti save ar ne floristas, ar norintis būti, turėti floristinį peiliuką. Skintų gėlių priežiūra, pakuotė, transportavimas. Gėlės yra gyvas organizmas, kuris jaučia, reaguoja, vysta, gležta ir sunyksta. Pagarba ir atjauta, empatija augalui prailgins jo gyvavimo laiką. Tai yra transportinė pakuotė, kuri atkeliauja kartu iš aukcionų, iš Olandijos. Ūkininkas, tiekėjas jau būna supakavę štai taip gėles. Jeigu mes turime augalą netokiu tiesiu kotu, palinkusi, liaunas, šis augalas labiau tiks panaudoti puokštei. Turime švelniai rožinio popieriaus, šilkinio ir turime celofano lapus jau susikarpę. Šilkinis popierius yra linkęs labai glamžytis, būkite švelnios ir atsargios. Pasirinkau rožinį, nes norisi švelnios spalvos įnešti į puokštę. Puokštės temą jaunai moteriai pasveikinti. Dedame puokštės kraštą prie popieriaus. Kad neuždengtų popierius pačios puokštės, tai šiek tiek reikėtų aukščiau. Žaluma gali būti ir daugiau į gylį eiti, tiesiog kaip užpildas puokštės būti, ar ne. To puokštės nereikia prikišti daug augalų, tiesiog jinai gali būti pati iš savęs tokia puri ir lengva. Taip, kaipgi be drenažo augalams yra būtinas drenažas, ar vazonas turi skylutę ar neturi, būtinas yra drenažas. Čia yra keramzitas, degintas molis. Tiesiog pamažinti. Irgi uždėti klijų vazai ir pasmeigti pačią vazą. Kurgi įsigyti dirbtinų augalų? Augalų galite įsigyti didmenoje, gėlių bazėje. Augalo pasvirimo kampas yra svarbus į jo augimo kampą. Jisai žiūri dabar į priekį, ar ne? Tai ir sodinu į priekį, tiesiog į išorinę pusę.